Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Aukstrožė. Iki XVI amžiaus Rozėno pilis buvo Rygos arkivyskupijos vasalinė pilis. Pilis buvo svarbus Rygos arkivyskupijos forpostas ir rytinės gynybos linijos saugančios Lemsalų vyskupiją nuo dažnai priešiško Livonijos ordino tvirtovių dalis. 1272 metais Aukstrozės pilį pastatė Kristianas von Rozenas, vasalas Rygos arkivyskupo jam suteiktose žemėse. Pirmą kartą Rozeno pilis paminėta 1350 metais. Per 479 metų vykusius tarpusavio karus tarp arkivyskupų ir ordino, kai arkivyskupas Silvesteris Stodevetscheris sudarė sąjungą su Švedijos karaliumi, pilį 482 metais nesėkmingai apgulė Livonijos ordino magistras Berndas von der Borchas. 582 metais pagal Jano Zapolskio taiką pilis buvo įtraukta į Lietuvos Lenkijos Livonijos kunigaikštystę. Lenkijos ir Švedijos karo metu pastatą užėmė Švedijos Södermanlando kunigaikštis Karolis, tačiau 601 metų vasarą pilį apgulė ir sugriovė lenkai ir totoriai, vadovaujami vaivados Šesinskio. Pilis niekada nebuvo atstatyta. 759 Aukstrožės dvarą įsigijo Georgas Meiendorfas. Paskutinis Aukstrožės dvaro savininkas po 920 metų žemės reformos buvo Konradas von Kermsdorfas, o pastate buvo keramikos krosnys su kobalto mėlynumo proglazūriniais raštais.